Nu ką, sveiki. 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 Šiandien vėl naujas video. Nu ką, sveiki. Ir vėl su jumis po beveik 2 mėnesių pertraukos sveikinuosi šiame YouTube kanale. Šį kartą sveikinuosi ne iš saulėtosios Portugalijos, bet šį kartą sveikinuosi iš saulėtos Lietuvos. Labai keista, kad į Portugaliją nuvažiavau dėl orų, bet čia turbūt tokia pat šiluma, kaip ir buvo ten. Šiandienos video tikslas apibendrinti visą patirtį, kaip man sekėsi Erasmuse, ko išmokau. Šį video darau ir todėl, kad galėčiau padėti kitiems žmonėms, kurie keliausia į Erasmusą ar planuoja keliauti į Erasmusą, labiau apsispręsti ar būti ramesniems. Kadangi kaip pats prieš keliaujant norėjau sužinoti ir rasti daugiau informacijos, jos tikrai nebuvo tiek daug ar tiek išsamios, kiek aš norėjau. Tai pradėkime nuo pradžių. Kaip pasirinkau Portugaliją? Visada norėjau aplankyti Ispaniją arba Portugaliją. Todėl, kai galėjau rinktis Erasmusą, šios dvi šalis buvo mano pagrindiniai 2 prioritetai. Nemeluosiu, Ispanija buvo pagrindinis prioritetas, į kurį ir norėjau vykti ir studijuoti. Bet kadangi Ispanijoje kiekvienas universitetas labai greitai užsipildo, galėjau rinktis Tenerife, kuri priklauso Ispanijai, bet yra sala. Jeigu pažiūrėsi žemėlapį, jinai labai toli nuo visos kitos Europos. Aišku, dabar pagalvojus, galbūt visai įdomu patirti salos gyvenimą ir pažiūrėti, kaip žmonės ten gyvena, bet tada nusprendžiau rinktis Portugaliją. Ir pasirinkau Santa Marija miestelį, ten esantį universitetą ar institutą iš Fouga. Yra didelis, bet susisiekimas su visa Portugalija yra labai patogus, kadangi pats miestelis įsikūręs prie autostrados, netoli yra porto, taip pat labai netoli yra ir vandenynas. Vykdamas į Portugaliją galvojau, kad vien buvimas Portugalijoje garantuos gerą orą, bet iškart buvau maloniai nuliūdintas, galime taip sakyti, nes kadangi pasirinkau Portugalijos šiaurę, tai greit sužinojau, kad geriausias oras būna Portugalijos pietuose. Visuose regionuose, kur visi turistai mėgsta vasarą keliauti, tai pradžioje patyriau portugališko žiemos orus, tai tropiniai lietus, temperatūra nekyla aukščiau 20. Turbūt vienas didžiausių iššūkių, kokį patyriau pačioje pradžioje, tai kad keliavau vienas. Ir visus liūdesius, džiaugsmus ir iššūkius turėjau patirti vienas, ko šiaip nebuvau pratęs, nes kažkokia kelionė ar išvyka asocijuodavosi su draugų grupe ar su šeima. Pradžioj tai buvo labai didelis iššūkis, po to tai tapo labai didelis pliusas, nes labai nuo nieko nepriklausiau ir panorėjau keliauti ten, panorėjau eiti ten. Šis dalykas labai priklauso nuo požiūrio. Kitas turbūt dar didesnis iššūkis tai, kad atvykdamas į kitą šalį vis tiek moki angliškai ir tikės, kad su tavimi irgi kalbės visi angliškai, bet tokios šalis kaip Portugalija, Ispanija, jos savo svarbiausią kalbą laiko ispanų arba portugalų. Ir ką išmokau, kad jiem anglų kalba nėra tokia svarbi, kaip yra svarbi mums. Kadangi mokėdami ispanų ar portugalų, jie gali susikalbėti su labai didelė dalim Pietų Amerikos, Šiaurės Amerikos, Centrinės Amerikos. Ir jie nekelia tokio didelio prioriteto anglų kalbai. Tai nebūkit nustebę, jeigu atvyksit į kažkurią iš šių šalių ir kai kurie žmonės su jumis angliškai nekalbės. Bet tikrai neišsigąskit. Kiekvienoje šalyje, kurioje buvau, Ispanijoje, Portugalijoje, visi žmonės labai noriai tau padeda. Nesvarbu, kokio amžiaus. Jie tau, net jeigu nesupranta angliškai nei truputėlį, jie tau bando gestikuliuoti, rodyti dalykus ir komunikuoti su tavim. Visi labai draugiški ir visi tikrai nori tau padėti. Turbūt dar vienas didelis stereotipas, kad pietiečiai yra labai ramus, labai atsipalaidavę ir savo laiko jie skaičiuoja kaip nori. Ir jų tas laiko skaičiavimas kaip nori labai pasijaučia, kai, pavyzdžiui, nori nueiti į restoraną ar kažkokią tai kavinę. Esi pasitikrinęs ir ant jų durų ir Google Maps'uose, kada atsidarimo laikas. Ir gali padėti 2 valandas iš karto. Jeigu atsidaro 6, tai nueik 8 ir tikrai bus atidaryta, nes atėję 6 dar gali laukti prie durų. Tai šitas dalykas, žinau, kad kai kuriem labai patinka, nes kai kurie labai mėgsta vėluoti, bet man kaip punktaliam žmogui pradžioj buvo labai sunku priprasti, kad
atrodo laikas nurodytos toks, jau turėtų pradėti dirbti, bet nieks nedirba. Bet tokia yra kultūra, žmonės taip įpratę gyventi ir kai įsivažiuoji, paskui pats pradedi neskubėti, ramiai, atsipalaiduoti ir žiūrėti darbus truputėlį ramiau. Užbaigti su iššūkiais, tai galime perėti prie pozityvesnių dalykų, tai pliusai ar pamokos, kurias išmokau. Tai kaip minėjau patį pirmą minusą, kad buvau vienas ir keliavau vienas lietuvis. Aišku, turėjau kambariokus, turėjau kaimynus, Erasmusus, bet su jais visada teko kalbėti angliškai, todėl savo gimtąją kalbą su nieko nekalbėjau. Tai ką išmokau per tą laiką, tai būti su savimi. Išmokau būti su savim, keliauti su savim, mėgautis to laiku. Vienas iš pavyzdžių gali būti varžybos, kurios vyko Bragoje. Visada norėjau nuvažiuoti ir patirti tą aukščiausios lygos atmosferą iš arti savo akim ir siūliau savo kambariokui, gal noriu važiuoti, savo kambariokiai, kaimyniai ir niekas nenorėjo važiuoti. Ir vienu metu galvojau, nu kaip aš čia vienas važiuosiu, ką čia vienas, toks visokių minčių, kurios bando tave atkalbėti ir tada galvoju, o kodėl aš negaliu vienas važiuoti? Juk jau praleisiu gerai laiką, grįšiu, nereikės dėl nieko rūpintis. Tai tada nusprendžiau, kad tikrai reikia važiuoti, sukūriau video, atsimenu labai gerai viską, sutikau netgi 2 lietuvius toj kelionėj, tose varžybose. Tai išmokau būti su savimi ir tai turbūt yra vienas didžiausių turtų, ką patyriau per šią kelionę, nes atrodo visada reikėdavo draugų ar šeimos, kad kažką tokio didelio nuveikti, nes kiekvienas renginys su tuo asocijuodavosi. Aišku, nebuvau vienišius. Antras didelis pliusas tai, kad susiradau daug draugų iš įvairiausių pasaulio kampų, patyriau naujų kultūrų. Kaip vienas iš pavyzdžių, tai valgiau turbūt vieną skaniausių savo valgytų tiramisų, kurį padarė mano kambariokė Italė. Aplankiau geriausias turkiško kebabo vietas, nes turėjau kaimynę Turkę ir daugelis kitų įspūdžių. Žiūrėjau ledo ritulio čempionatą, nes kambariokas buvo Slovakas. Ir sutikau labai daug puikių žmonių, kurie išmokė mane labai daug pamokų. Kadangi būnant Erasmuse, man atsirado galimybė ir dirbti futbolo klube Portugalijoje, tai ten sutikau taip pat labai daug nepakartojimų žmonių, susipažinau su žmonėmis iš Amerikos, Bolivijos, Ganos ir daugelį kitų šalių, Argentinos ir galėčiau vardinti ir vardinti. Patyriau tą kultūrą, kaip žmonės išgyvena kiekvieną sportą, pavyzdžiui, kaip jie išgyvena futbolą, kaip jie išgyvena futbolą net ne stadione, kaip susirenka žmonės virš 70 metų senukai tiesiog restorane ir žiūri futbolą, rėkia ant televizorių, ar kaip žmonės žiūri Portugalijos rinktinės varžybas. Tai visos naujos patirtis, visos naujos pažintis turbūt yra vienas didžiausių pliusų ir turtų, kur nemanau, kad šiaip keliaujant kitoj šalyje būtų įmanoma tai patirti tą vietinio gyvenimą. Ir netgi juokaudavom su savo Erasmus draugais, kad vaikštai po, pavyzdžiui, Porto miestą ir vis tiek esi Erasmusas, jau esi čia kokius 3 mėnesius Portugalijoje ir tu matai vis tiek tos tipinius turistus, kurie vaikšto ten su telefonais ir fotkina kiekvieną įžymų pastatą ir tu galvoji, oi tie turistai, kiek čia galima, nors pats esi turistas, bet jau jauties vietinis, jauties lyg priklausai tai vietai. Turbūt vienas didžiausių pliusų yra tos visos pažintys ir patirtis. Trečias turbūt labai didelis pliusas, kuris gal kažkiek siejasi su antru, tai galimybės. Tai galimybės keliauti, galimybės patirti naujų dalykų, pamatyti naujų šalių. Kadangi niekad nebuvau Portugalijoje, Erasmusas man tai leido ir būdamas Portugalijoje taip pat nusprendžiau keliauti ir į Ispaniją, į kurią vis laik norėjau nukeliauti. Tai to tikrai nebūčiau sugebėjęs padaryti be Erasmuso. Tas išėjimas iš savo komforto zonos, buvimas vienam, susitikimas su kitais žmonėm atvėrė tokias galimybės, kelionės į Lisaboną, roadtripus į Nazarę, į Bragą ir dar daugelį kitų įspūdžių. Tai galimybės tikrai yra neribotos, nes atrodo taip daug kas kainuoja labai brangiai, bet iš tikrųjų, kai esi ten, yra labai daug veiklų, kurios nieko nekainuoja ar kainuoja labai minimaliai. Pavyzdžiui, pabandžiau pirmą kartą gyvenime surfint
subanglinti. Nežinau, kaip lietuviškai gerai verčiasi, tai turbūt surfint, galim taip sakyti. Ko gyvenime gavau, kad niekada nedarysiu, nes vandenynas, atviras vandenynas nėra toks mano mėgstamiausias dalykas, bet tikrai pabandžiau ir tikrai noriu dar kartą. Ir Portugalija yra tikrai labai gera vieta tam. Tik vienas iš daugelio pavyzdžių, ką išbandžiau pirmą kartą. O dabar norėčiau truputėlį duoti patarimų tiem, kurie planuoja keliauti, o gal jau yra išvykę. Tai turbūt universalus patarimas kiekvienoje šalyje, kiekviename mieste esančiam Erasmus studentui, tai pasiekti Erasmus Instagramo puslapius. Kiekvienas miestas turi savo atskirą oficialų Erasmuso Instagramo puslapį. Būkite atsargus, nes yra labai daug ir feikinių Instagramo puslapių, kurie apgaudinėja ir gali pakišti kažkokią tai tikrą pasiūlymą renginiui ar nuomai. Kelis pavyzdžius parodysiu čia. Tai keli Erasmus oficialių vietovių Instagramai, kurie tikrai studentam esantiems aplink tą teritoriją esančiam tame regione tikrai suteikia labai daug renginių, veiklų kartu, vyksta įvairūs vakarėliai, išvykos, kelionės. Ir gaunate kortelę, Erasmus kortelę, kuris suteikia jums daug nuolaidų. Jeigu planuojate vykti, ar jau esate Erasmus studentas ir dar nesate šito padarę, tikrai susiraskite savo miesto atstovybę, juos kreipkitės ir prašykit tapti to dalimi, nes tikrai verta. Kitas patarimas, kuris tinka daugeliui studentų, tai išsiimti kortelę. International Students kortelę. Ją galite išsiimti interneto svetainėje, jie tikrai gaunate nuolaidų visoje Europos Sąjungoje ir ji tikrai padėjo įeiti, pavyzdžiui, net į kai kurios klubus, kavines, kurios skirtos tik studentam. Ši kortelė veikia visoje Europos Sąjungoje ir tikrai jinai nekainuoja labai daug, o jos efektyvumas tikrai pasiteisina. Ir paskutinis patarimas, kuris tikrai tinka Portugalijoje studijuojantiems, nežinau kaip su kitom šalim, kadangi buvau Portugalijoje, galiu tikrai kalbėti apie Portugaliją, tai viešasis transportas tikrai yra didelis klausimas, kai atvyksti į naują šalį. Tiems studentam iki 23 metų viešasis transportas Portugalijoje yra nemokamas. Tiesiog reikia nueiti į miesto, kuriame gyvenate savivaldybę arba, kaip buvo mano atveju, padalinį, kuris yra atsakingas už viešąjį transportą ir ten pateikus savo dokumentą, pateikus kortelę, kad studijuojate mokslo sutartį, turėtumėte gauti viešo transporto kortelę, kuri veikia visame tame regione, kuriame jūs studijuojate. Tai pavyzdžiui, mano atveju aš galėjau naudotis visais autobusais, traukiniais ir metro Porto regione visiškai nemokamai. Aišku, išvykus į kitą regioną jau reikia mokėti, bet tikrai labai geras lifehackas, kuris sutaupo labai daug pinigų. Kaip jau minėjau prie pliusų, tikrai išmokau labai daug pamokų, patyriau labai daug naujų patirčių ir naujų galimybių. Turbūt šios pamokos atsimins visą gyvenimą, netgi būdamas 60 metų galėsiu pasakoti savo anūkam, kad oi aš surfinau ten Portugalijoje savo jaunystėje, oi aš ten su savo draugu Ispanijoje ėjau patūsinti. Tikrai pamokos atsiminimai yra neįkainojamas dalykas, kaip turbūt jau kartojos. Ir kiekvienam žmogui, kuris kažkada svajojo, lemba, kaip būtų fainai išvažiuoti į Erasmusą, į X, Y šalį, tai važiuokit, žinau, kad baisu, žinau, kad yra daug nežinomybės, bet tikrai verta. Tikrai bus verta, jeigu atvira širdim ir pozityvių mąstymų priimsit kiekvieną patirtį, priimsit tai kaip pamoką, priimsit tai kaip atsiminimą, kurį galėsit pasakoti savo anūkam, vaikam. Tai tikrai yra neįkainojama ir tikrai nežinau, ar įmanoma nustatyti kažkokią tai pinigų sumą, kuri atstotų visą šią patirtį, kurią aš patyriau ir tikiuosi galėsit patirti jūs. O tie, kurie nepatyrėt, keliaukit, bandykit ir džiaukitės, nes pasaulis tikrai yra didelis ir tikrai, jeigu jau galvojat, kad viską žinot, esat visažiniai, yra labai daug dar ko nesuprantat ir tai yra visos kelionės grožis. Ačiū visiems, kas žiūrėjot mane nuo pat pradžių, nuo pat pirmo video, kai nežinau, ką darau, kai nežinau, ką čia kuriu. Ir kas peržiūrėjot iki čia, iki šio taško, ačiū. Ši kelionė, ši patirtis buvo tikrai kažkas nepakartojama ir niekad nebūčiau įsivaizdavęs, kad viskas taip pakryps. Tikrai nežinau, ar kursiu toliau video, tikrai nežinau, koks bus kitas video ir ar jis iš vis bus.
Tikrai tikiuosi, kad bus, nes man tai patinka, bet tiesiog kartais eini į tą dienotvarkę, kasdienį gyvenimą ir užsisuki ir neberandi laiko. Tai ačiū, kad žiūrėjot, iki susitikimo kitą kartą, keliaukit ir būkit mylimi. Dievas mano teisėjas, spekas labiausiai negalėjo.